Gyvenimo kelionės pasaka yra tokia, šiandien bus su šventykla, šventovė. Ir tuos paveikslus bus istorija įliuota. Turbūt nei vienam paveiksle mano nėra žmogaus veido, bet jis slypi kažkur tai giliau, bet vis vien viskas eina per žmogų. Ir visai kitaip planavau pradėti šią pristatymą, bet važiuodamas prisiminiau berods šveicarų pasaką. Ten irgi neegzistuoja žmogus, o egzistuoja dygliakiaulė. Buvo ledynmetis, mirė pavieniai, mirė dygliakiaulės, kurios atsiskyrė nuo visuomenės. Tada suprato, kad išmirsim, pradėjo glaustis viena prie kitos, teikė šilumą ir gyveno. Bet išsiskleidė spygliai, dygliai, pradėjo žaizdeles žalot, kitos pradėjo pykt, skyrėsi, ėjo tolyn ir žuvo ledynuose, sniegynuose. Tai istorija tokia, o kurios vėl grįžo atgal, glaudėsi, nebijojo tų žaizdelių, viena kitai padėjo jas laižytis, gydytis, jos išgyveno. Tai va, kartais gal reikia ir mums pabūto dygliakiaulė, gera prasme. Nebijot kažkokio tai nepadėlis pasakyto per aštriai žodžio ar kažko, atleisti, glaustis, skleis šilumą ir panašiai. Taigi va tokia. Ir tada mano gyvenimo kelionės pasaka. Ir dar buvo pasaka, man trūko 2 paveikslų. Ir norėjau dapiešti, bet pritrūko laiko ir tada sudėliojau biškį vietą. Pirmas ir paskutinis, vienas į šventovę, kitas kelias į šventovę. Bet tai, suprasit, manau, kas tai gavosi. Gyvenimo kelionės pasaka. Nubėga kelias į šventovę, metalo grotos priešaky, širdis iš baimės aimanuoja, kas toj miglotoj ateity. Pražysta rožė, viskas stebi, įtiki vasaros gale, patyrų šaltį sudėjuoja ir tik dėl to ji dar gyva. Vienatvės bokštas gūdžioj taigoj atveria pasakai vartus, tikėjimas sušildo kraują, ten horizontas, ten dangus. Alfa omega, saulės ratas, mėnulio žvilgsnis naktyje, kas begalybėje ten vyksta ir maldos klyksmas manyje. Tai ko tos akys išsigąsta, o burė suskleidžia sparnus, nuo vandens slėgio bortai braška. Tu tik išlik stiprus. Turbūt neisiu aš čia, bet čia kiekvienam paveikslui dabar bus va šito. Prabyla klounai, liejas kraujas, pašaipo žvilgsniai veiduose, gyvenimo skaudokas žingsnis, ateities paieškos klaidose. O mamai ašara nukrinta, mena bemiegėsi naktis, mažą daigelį, kai globojo ir netikėjo, netektis. Bet durys pravertos, ieškot nevėlu, ar kryžkelės kryžių, aš vis atrandu. Ir kur vieta man šitoj žemėj, visatoj taškas ir esu, tik minties šūksnis visų virpa, matyki, jauski, kas gražu. Ir vandenyno saulės grožis, dar laiko įtemptus stiebus, kristalais akys kibirkščiuoja, nors žino, kai buvo, jau nebus. Ir rojaus vartai, tavo sodas, ar leis tam obuoliui nukrist, jo dvasios grožio sužavėtas, gal sugebėsi nuolat skrist.
Bet kalba rėmai nupaišyti. O kur paveikslas nuostabus? Taigi keliauki, neliūdėki, gražiai maišyki tuos dažus. Pravirksta rožė, rasos krenta, įtartum perpilta taurė, ne šalnos saulėje kerėjo, o vis bujojanti žolė. Gėlių darželis nusišypso, surask jame savus žiedus, tvorelės grožį tą pajuski ir prie tavęs artės dangus. Štai bokšte langas taip sušvyti, gyvenimas jam suteikia sparnus, o apačioj krūmynai želia ir dėl to skrydis jo žavus. Ir į šventovę kelias laisvas, ieškok ir savąjį suras, o pakeliai skriaudas patirtas, giliai giliai paslėp, apkas. Sutrupa grotos geležinės, tik stebi jas spynos akis, širdis iš džiaugsmo kunkuliuoja, juk visos spynos kada kris. Tai tokia ta mano kelionės, gyvenimo istorija, pasaka. Kas yra pasaka, turbūt kiekvienas savęs paklausia. Pasaka tai yra pasakojimas. Kaip yra pasakojimas. Ta pasakojimą kaip mes kursim, kaip matysim. Ir visi matom ir matysim skirtingai, bet tai yra ieškojimas, tai yra kelionė, tai yra ateitis, dabartis, praeitis. Taigi kurkime gražias tas pasakas, gyvenimo gražių, keliaukim, džiaukimės. Būtų tiek, gal kas ką norėsit paklausti. Ačiū Jonui ir tikrai norėčiau paklausti, gal turit kas nors klausimų, gal kilo kažkokios mintys klausant? Aš turiu klausimą. Taip. Ar pirmiausia, Jonai, tau kilo mintis nutapyti paveikslą ir tik tada posmelį, ar pirmiausia posmelis, o po to paveikslas? Yra įvairiai. Dabar va šitie posmeliai, jie nėra iš šito, ką aš skaičiau. Čia yra visai kita istorija. Bet tiesiog Čia yra pritaikai. vieni. O šiaip tai šitą vizmą tai buvo, turbūt buvo, yra ir bus tai. Kartais randu anksčiau parašytą kažkokį tai. Paveikslas gimsta naktį susapnuotų, kai nemoku tų spalvų išliet ir pasibraižyto eskizo. Čia net perverčiau, yra kažkur vatykla, stovi tie eskizai, nežinau ar kada nutapysiu ar ką, nes kaip, tu matai vieną eskizą braižai taip ir tu įsivaizduoji, kaip bus, bet laikui prabėgus tu paimi tą eskizą, praeina ten mėnesis ar metai, ir tu jį pamiršti, kad jisai buvo, ir tu jį paimi, bet jau tu matai visai kitaip, tai yra va taip, tai čia žinok yra įvairiai, gimė paveikslas, gimė ir tu dar nemoku tų dažų maišyti, kartais teplioju ir dar nežinau, kas gims. Kas ten bus iš tikro, kas ten bus. Ir niekada, va, pavyzdžiui, ten ir va, eilėraščio to ketureilio, va tavo pabaiga. Atrodo, ten vieną žodį ir paskutinį eilutę tik pakeiti ir visą esmę keičia. Keičia mintį, keičia viską. Nu, tai šiaip yra, čia net kitą kartą net nežinai. O kitą kartą va trūksta. Paskutinio ir tu galvoji, ai, numetei palikai ir eini kažko tai daryti. Tu mintis kažkur. Aš sakau, angeliukas pakuždėjo, neturi ko užsirašyti, blin nepasiimsiu. Lėki greičiau į krovą, nes paleisi mintį, viskas, jinai nuplauks, aš jos neatsimysiu. Ir va. Kaip kažkada buvo ir su, aš skulptūras. Va ir šiandien kaimynų skulptūrą dariau. Važiuosim pas Modestą penktadienį, ne? Skulptūrą atvešiu Modestą. Bet pažadėjau, metai laiko beveik pabėgti. Ir va akmenys. Vot reikia tokio akmens. Ir naktį šį sapnuoju, šį matau viską. Bet tai buvo daug metų, gal dar buvau stiprus. Akmenų krūvos nemažas. Ryte keliuosi, šventą. Verčiu krūvą akmenų. Ten perverti kokį porą tonų gal. Viską. Ir kada klausdavo,
Nu, kitas sako, ir nerandi to tavo akmens. Ir klausia, ką darai? Ir sakau, neapsidirbu, turiu darbų. Tai ką darai? Kitas žmogus, sakau, akmenis kilnoju, durnas. Ir kitas paskui būdavo pasako, neturiu ko daryti. Sakau, ateik pas mane yra akmenų krūvos, aš duosiu akmenų pasakau. Durnas. Tai va šitai. Ir va to akmens to ieškai ir tu jo nerandi, kaip ir to žodžio. Ir paskui praeina, numoji ranka, jau tu darai kažką tai kitą. Ateini, ar saulės šešėlis, ar šviesa, ar šešėlis kažkaip ten. Ir tu važiuori. Toj reikalingiausiai vietoj guli tas akmuo, kurią tau reikia. Ir neneši, dedi į tą. Ir atrodo, kad, man atrodo, kad tinkamas, kaip ir tas žodis. O kitam gal tai yra netinkama. Tai va čia tokia. Įsiplečiu labai. Gal kas dar nori klausti. Gal aš turiu ką? Keturėlis čia būtent pritaikytas tuo pačiu metu ar irgi atvirkščiai? O kad, sakykime, nu, šituo atveju. Va šituo atveju turbūt taip, Virginijau. Šituo atveju turbūt buvo, kad kelias į šventovę ir buvo netgi galbūt eilėraštis pirmiau parašytas, nei buvo pagal eskizą netgi. Tai, ir tada tik buvo jau tas paveikslas. O žmonių veidų nemoku, bet po viskuo, kaip bebūtų po visu, kaip ir sakiau, slypi žmogus. Slypi žmogus, visur ir ta kelionė žmogaus ir čia. O va šitas, tai va, gimė, galiu apie šitą plačiau pasakyti. Čia irgi 25 metais, neprisimenu, kažkaip prieš Kalėdas, buvau bažnyčioj. Ir paprasčiausiai žiūrėdamas ir net bažnyčioj gal įsitraukiau ir braižiausi eskizą. Nes tai Kristaus prikaltos kojos, omega, alfa, ta trikampė akis, o čia tai kaip ir kryžius. Ir tas erškėčių vainikas, Ievos ar Adomo obuolys. Ir žiedas, tai nuo erškėčių vainikas. Tas erškėčių vainikas, kažkodėl tai man kaip kryžius tai vidury, nes turbūt tai yra va čia. Tai turbūt mums daugeliui, kas, kaip yra sako, nėra sielos. Tai sakau, aš net ir su psichologais, sakau, tai pasakykit man, ką čia skauda. Nežinau, širdies neskauda, nieko. Tai va tas mano yra erškėčių vainikas. Bet mano tas erškėčių vainikas vėlgi, kaip sopulys, ir kaip taurė, ir kaip ostijos baltumas, viskas. Tai čia matot, kiekvieno tas išjautimas ir sugebėjimas tai išjausti yra skirtumas. Tai va ta mano paveikslą atsižvelgia. Ir tokį va paliečiau, nes norėjau jį labai. Nes ten kažkas tai man sakė, kad labai tavo daug ženklų visokių yra. Tai va tokį nors ir ženklų, valgai tai čia nėra. Tai čia nėra tada to, nes dėl ženklų aš ten tada kitą paveikslą. Jo, va šitą, taip, ačiū labai. Jo, tai va čia va yra kaip, tų ženklų viršui. Apačioj tai vinys, kur kelia į šventovę, tų visokių vinių rasi, galbūt stiklo šukių kojas susibraižysi, laiptai tau bus paremti kardu, ant kurio tu galbūt pasismeigsi ir panašiai. Ir tada va tas va tikėjimas, tai judaizmo šešiakampė, pusmėnulis musulmonų, stačiatikių kryžius ir viduje katalikų širdies gėlėsis, nes tai yra mano. Tada manęs, ar aš gal turėčiau motyvų? Nes man, žinot, kaip buvo, pasako, kodėl tavo, va dabar mano čia yra 2 bokštai ir jie yra cerkvės bokštai. Tai kodėl tu šito ne? Nu ir aš papasakoju. O aš tuo metu tapiau paveikslą ir eskizą turiu pavadinimu Draugystė. Tai mūsų ir mano paveikslą, tai bokštas bažnyčios kapčiamiesčio primindamas. Tada ten irgi mano kelionių cerkvės, tai Baltarusijoje ta cerkvė. Ir tada judėjų. Nu, man kažkaip tas žydas labai negražus pavadinimas, tai aš net kartais ir nenoriu jo vartoti. Sakau jau greitai, kad kitam nepatinka. Tai judėjo ir musulmonų. Mano tų 4 religijų, tokių pavyzdžių, aš pradėjau tą paveikslą piešti ir ten pasakiau, papasakojau. Ir man užstrigo dabar gal 3 metai guli tas paveikslas.
aš jo niekaip negaliu dabaigti panašiai. Tai mano, kodėl yra bokštas, va šitas ir vienatvės bokštas. Man Švedijoje, būnant, ten jau buvau, kur turbūt iš taigos į tundrą, jau samanos ten grįžau. Ir grįžau, kokį 100 kilometrų už Stokholmo yra Uppsala. Toks miestas Uppsala, ten studentų įvairių pasaulio. Ir aš ten miške, už Uppsalos stogą keitė. Ir gyvenau tokiam namelį. Ir įsivaizduot, kad mes kartais, jis aišku, miške apaugęs ten viską. Ir man švedas pasakojo. Jonas Dengyr, čia Jonai buvo širka, bažnyčio. Galvoju, žmogus kažką tai, bet tai kažkokią tai aurą jauti. Ir įsivaizduot, kad mes kartais nematom. Ir žinokit, aš paskui išeinu, su sūnumis ten pasijuokėm viską, išeinu. Ir man kažkur tai priminė Lazdijose esančią cerkvukę. Tik aišku, tai yra aukštis. Ir aš kada pradėjom žiūrėti ant to namuko, kur mes gyvenam ir buvo. Va toks va, kryžius aišku jau nebuvo, bet va toks va bokštelis. Ne aukštas jisai, ten viskas. Tai va tas va vienatvės laimė, tarp kedrų aukščių nesibaigiančių vienatvė. Tai va jisai va ir gimė, ir va tą bokštelį pamatėt. Ir va kartais galvoju, kaip mes ko nemat. Aišku, jos spalvos netokios, ten viskas tamsiom spalvom, medis, viskas apsaugęs. Tai va todėl, va tie mano paveiksluose šitas kupolas šitą. Ir va šitam, galbūt kam nesu skrydis. Tai sako, koks šitavo sako skrydis. O sakau, tai žiūrėkit, mes kartais norėdami va kažką tai užstot, turbūt kaip ir su tikėjimu, gal ne su tikėjimu, kitą kartą su religija, norėdami kažką tai sužlugdytą, ten šalį kažkokią ar ką, mes jį pakeliam, žmogus pradeda skristi. Tai va čia va mano vatėva, tai va čia va sparnai, du gal primena sparnus. Tai nori užstatyti, nori užstatyti namais kažkuoti, bet jam suteikia spręs. O čia tų krūmynų, apačioj krūmynai tie žemė, kai kartais tave kritikuoja, ten keikė kažkokius palinkėjimus, tu priimi ir tu supranti, tu išverti tą, ir tu supranti, kad tai tave kelia, kad tau to reikėjo, tave išjudina, nes tu galbūt užmigtai. Tai va čia man ir yra, tas va apačioj žemintys krūmynai, tave kelia į viršų. Tai va tiek va dėl tų bokštų. O jeigu ateityje, tai bus ir tie, nes yra ir tie katalikiški. Ne šiek tiek krikščioniški, o katalikų, čia atskirta, bet tai yra nesvarbu. Tai tada daug kas, kodėl tavo ne taip, o taip. Sakau, knyga kaip yra. Ar taip, ar taip. Bet nuotrauka ar paveikslas turi būti. Tai dabar sakysiu, esu jau turiu kelis, ir jeigu kada suorganizuosim sutiks, tai sekančią parodą padarysim su dovanais. Pagal norus kaip vienas. Jeigu ką. Dar žymi, kvepia
Aušinę gražią, padavis margai žiedai. Ar pajutai to gyvenimo prasmė? Tu vis dar žydi kvepiančio gėlė. Prasmė gyvent, kas gera ir gražu, apstums tave vaikystės vasara. Lig šiol regiu, kai bėgu šiuo taku, nurieda ašara senstančių skruostų. Tu paklausyk, kai grojantį žiogai, aušinę gražią padavis margai žiedais. Ar pajutai to gyvenimo prasmė? Tu vis dar žydi kvepiančio gėlė. Tu paklausyk, kai grojantį žiogai, gražino šažę padavis margai žiedais. Ar pajutai to gyvenimo prasmė? Tu vis dar žydi kvepiančio gėlė. Ar pajutai to gyvenimo prasmė? Tu vis dar žydi kvepiančio gėlė. Kokis standartas tas 50 ant 70, net nežinau kodėl. Ir kitokių. Jeigu kitokie ir gaunu ar ką, tai padovanoju, atiduodu. Ir aišku, vieną nusipirkau, sapnavau naktį gražų paveikslą, skraidančios lėkštės, akys, ten vienu žmogaus, žodžiu, būtybės, viskas. Viskas aš tą matau. Jau galvoju, šitą paveikslą, kad nupiešiau, tai nupiešiau. Nusipirkau turbūt dvigubai didesnį, važiavau į Alytų, jis, kad greičiau reikia važiuoti. Kaip man tas paveikslas baisiai gavosi. Nieko ten jokios. O gal nebaisiai, jisai gal tik taip pačiam taip atrodo, kai sapne buvo. Jisai pas mane kabo namelio prienį. Aš jau kiek kartų pasižiūrėjau ir galvoju, reikia virš. Nors nei vieno aš nesu pervežęs. Kaip kiti ten, nesigavo, tai sako, va, čia mano, sako, kokie jau 3 paveikslai pasilikti. Tai mano nei vieno. Tai va tas, va, kuris man nepatinka, kurį sapnavau, kuris man ten atėjo. Ir dabar aš matau jos spalvas, kaip ten turi tas visatos spalvos vietis, kaip ten gavosi kažkokie, tai tik dryžiai. Vienu žodžiu, netoks. Tai dar ateis tas momentas ir pabaigsi. Dar išaušo rytas tam paveikslui. Kokiais dažais tapai, aliejiniais, akvarelės? Šitas akriliniais. Akriliniais. Jo, akriliniai. Aš netapysiu. Galiu ir parodyti. Anksčiau, tai žinot, kaip būdavo, tai švedžiau, kad tai yra sunku. O kas greičiau gaunasi? Čia labai įvairiai. Matote, eilėraštis vėlgi pagal ilgį. Bet pavyzdžiui, aš dabar pasakysiu, kaip čia jums pasakyti tada. Čia, žinokit, labai įvairiai. Aš galiu, pavyzdžiui, prie paveikslo eilėraštį parašyti, per kiek laiko ranka nubėgs. Tai gali užtrukti minutės. Paveikslo nupiešti per minutę. Ten toks jisai išsiaiškiai. Šiaip paklausiau, todėl, kad man įstrigo vienas renginys, tai gal tada, kaip Lino buvo parodos atidarimas, nežinau, kažkokios parodos atidarimas, kaip Jonas, būdamas žiūrovu, paėmė ir parašė ilgiausią eilėraštį ir paskaitė per tą renginį. Man nesuvokiama, kaip tokioj aplinkoje nesusikaupus nieko galima braukšti ir parašyti. Žinokit, atsiprašau, nutraukiu.
Tai žinokit šitą, Odeta, pasakysiu ką. Aš jau moku būti aplinkoj, ne vienas, o būti vienišas. Moku negirdėti, nematyti. Ir jeigu turbūt man kažkas tai pakužda, gal aš čia per daug jų... Gera žmona būtų, negirdėt, nematot. Jeigu apie tikrą žmoną, tai žinokit, pirma vertintoja, tai kaip bebūtų keista, tai yra mano žmona. Ir būdavo aš ką parašau, tai pirmiausia skambinu arba namuose jai skaitau. Tai jinai pasako, Jonai, viskas gerai. Jeigu kažkas sako, žinok, ten Jonai, tai vietoj kažkas tai nesirimuoja. Ir va šitą eilėraštį, irgi gyvenimo kelionės pasaka, aš jį skaičiau pirmą žmonai. Ir tada va pasakysiu apie laiką. Tai va dabar va mano, kaip čia sakyti, kraštienis, negaliu sakyti paskutinis, nes, nu, tai man kažkaip nepriimu. Nes tikrai jisai ne paskutinis bus. Bet tai vienas tapytų paveikslų, tai tą sekmadienio vėjuotą dieną, kada čia galbūt prieš 2 savaitės. Nu tai aš per pusdienį kažkur tai nutapiau tą paveikslą ir parašiau tą eilėraštį. Tai praėjo pusdienį. O man išėjo visa sekmadienio šventa diena, bet tai man buvo įkvėpimas, nes aš kaip sudėliojau va tuos visus paveikslus, tuos reikėjo iš kažkur tai atsinešti, tai mano visa sekmadienio diena nuėjo. Galvoju, kad bus kunigas, tai būčiau paprašęs atleidimo. Nepakvietė? Bet neatvažiavo, pakviečiau, bet turbūt negalėjau. Laidotuvės. Tai manau, kad ta vėjuota diena ir sekmadienis, man tikrai Dievulis atleis ir manau, kad daryti gerus darbus, tai ir sekmadienis ar kas, nu man buvo ta diena įkvėpimas. Buvo vėjas, man iš kažkur tai Tai atleiskim. Žinias kažkas. Atleiskim. Nesu kaltas. Tai ačiū tada Jonui labai ir dar kviečiu paklausyti šio šaunaus kolektyvo atliekamų kūrinių. Baby, it's
gera, medžių šešėlį glosto tyliai, kai vėjas debesėlį geba ir apgaubia naktį negilę, prisės šalia laikas stoja, kai vakarais nurimsta gojai, kai labai krenta po kojom, kai žemė jau lagai klajoja. Ir rūkas pakyla virš pievų žalių. Žinau, ten manęs nieks nelaukia, keliai ir takeliai užėmė visi. Tik Petras senelis paspyręs prie tako ir akmenys laukia prie kūdros vilki. Žinau, ten manęs nieks nelaukia, keliai ir takeliai užėmė visi. Tik Petras senelis paspyręs prie tako ir akmenys laukia prie kūdros vilki. Kiek daug iš tenai mūsų išėjo, kiek daug jau negrįž niekados. Likai tu viena tėviškėlė brangioji, ten mūsų namai, ten širdis visados. Žinau, ten manęs nieks nelaukia, keliai ir takeliai užėmė visi. Tik Petras senelis paspyręs prie tako ir akmenys laukia prie kūdros vilki. Žinau, ten manęs nieks nelaukia, keliai ir takeliai užėmė visi. Tik Petras senelis paspyręs prie tako ir akmenys laukia prie kūdros vilki. Jaunystės svajonių dainuotų dainų, vijūnų darželį ir kvepiančių rūtų, jasminų prie lango paparčių žiedų. Žinau, ten manęs nieks nelaukia, keliai ir takeliai užėmė visi. Tik Petras senelis paspyręs prie tako ir akmenys laukia prie kūdros vilki. Žinau, ten manęs nieks nelaukia, keliai ir takeliai užėmė visi. Tik Petras senelis paspyręs prie tako ir akmenys laukia prie kūdros vilki. Gal kažkur šiandien, bet pasąmoniai tai nusifiksuoja ir formuoja ir viską. Ir va iš tų gražių, iš tų bendro tokio gražaus, kūrybingo gyvenimo gimsta ir paveikslai, gimsta ir žodžiai ir viskas. Tai labai didelis ačiū Jums.